Štai ir išaušo nauja naktis. Ir netikėtai atėjus nuostabiam rytui, mes jums sakome labas rytas. Žiūrovai. Ja. Šiandien dar viena nuostabi nepakartojama Galgumos laida. Mes esame taip pat nuostabiai nepakartojami ir jums parodysime savo naujausią rubriką, kuri vadinasi Gumos patarimai. Arba kitaip patarimai gumos. Su jumis nauja rubrika Gumos patarimai. Šiandien mes jums patarsime, kaip pasigaminti durų užuolaidą iš šiaudelių. Taigi, eime pasižiūrėti, kaip ir kodėl viskas vyksta. Žmogus, kuris yra profesionalas šioje srityje, mums šiek tiek padės. Taigi, Domantai, kaip pasigaminti šią nuostabią durų užuolaidą? Reikia verti šiaudelius. Ant kojos reikia verti? Ant siūlo. Ir ar ilgai trunka verti šiaudelius ant siūlo? Taip. O kokių priemonių reikia, norint pasigaminti šią užuolaidą? Žirklių izoliacijos, siūlo ir šiaudelį. Ir ar ketini baigti šią durų užuolaidą? Gal. Nuo ko priklauso, ar tu ją baigsi ar ne? Nuo jūsų. O kur tu radai informaciją, kaip pasigaminti šią durų užuolaidą iš šiaudelių? Google'ai. O žiūrovams ar galėtum patarti, kaip ieškoti informacijos? Taip, per Google'ą. Dėkui, tai labai nuostabus patarimas. Ką galėtum palinkėti mūsų žiūrovams ta proga, jog jau padarai pusę savo dirbinio? Geriau jūs nedarykit, neapsikraukit šitą darbą, nes nebaigsit. Tai dėkui tau. Čia buvo rubrika Gumos patarimai. Dabar bus nauja antra mūsų rubrika Top 0. Čia nėra nieko, nes tai Top 0. O dabar žiūrėkite. Top 3. Sveiki, su jumis ir vėl rubrika Kupiškio top dainų trejetukas. Šį kartą apklausėme 2 kartus daugiau žmonių, iš kurių sužinojome, kad 3 vietoje Rondo grupės daina Margarita. Margarita, Margarita, apkodėl kiekvieną rytą saulės gaisro. skambant antrajai dainai galima pačiaužyti. Mantas čiuoški čiuoški. Čiuoški, 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 nepraslysi. Pirmoje vietoje su dar daugiau balsų išliko daina DJ Dalgio Padariau. O šį kartą tiek. Susitiksime po 2 savaičių. Padariau kiaulės taukų. Padariau jie kiaulės taukų, aš padariau. Kiaulės taukų. Padariau. Kiaulės taukų. Ir tu padaryk. Kiaulės taukų. Ir tu padaryk. Kiaulės taukų. Ir karės taukų. Jo, ir šitą gražią dainą, kuri užėmė top 1 vietą Kupiškyje, mes bandome prieiti prie kitos muzikinės sferos. Gatvės muzikos diena. Dabar matysite ją. Mielas jaunime, brangus kupiškėnai. Kupiškio jaunimo centras šių metų gegužės 2 dieną jau 2 kartą rengia gatvės muzikos dieną. Norime, kad gatvės muzikos diena visose Kupiškio gatvėse ir skersgatviuose, aikštėse ir kiemelėse skambėtų pati įvairiausia muzika. Ką veiksi gegužės 2 dieną? Eisiu į gatvės muzikos dieną. Kur bebūtum grok.
Daugiau apie renginį galite sužinoti www.gatvesmuzika.lt ir www.kupica.lt. Pagidaujantis dalyvauti kviečiami registruotis iki balandžio 27 dienos. Nuo muzikos keliamės prie konkursų. Tai, kaip gražiai pavariau. Matau. Tai va taip ir tu turi daryti. Tai tau ir užteks. Tai konkursai. Sveiki, mėlieji! Konkursas Juokingiausia tavo akimirka dar tęsiasi, todėl paskubėkite siųsti nuotraukas ir video filmukus. Į tavo studijos paštą keletą nuotraukų atsiuntė Lukas. Pažiūrėkite. Iki pasimatymo kitoje laidoje. Aš esu Counterio fanas ir turiu savo klaną Kepėjai Team. Mūsų serveris yra Kepėjai Team kepykla ir jo IP 78588519927015. Kviečiu visus apsilankyti. Aš esu pagrindinis serverio adminas Skrylis. O šiandien mūsų laidoje neįtikėtinas svečias Kupiškio ir visos Lietuvos žvaigždė Audrius iš Vilniaus! Audriau, ateik! Stok po mūsų kojom. Arba stok šalia mūsų. Audriau, ką tu veiki gyvenime? Gyvenu. O be to? Šiuo metu važiuoju į Šilutę pro Kupiškį. Ir kaip kelias? Labai gražus. Malūną mačiau. Dabar aš paklausiu. Ar matei mūsų laidas? Taip, visas žiūriu su čipsais prie teliko. Tai dabar žinau, kad tu būsi pats matomas mūsų laidose. O galėsiu pats save pažiūrėti? Taip, galėsi. Ar tau patinka mūsų laida? Labai mėgstu dainą. Galim padainuoti. Dar vieną klausimą atsakyk, ar turi panelę? Taip. Kiek jai metų? Pusę metų vyresnė už mane. O koks vardas? Ieva. Ieva, Audrius tave myli. O dabar tau skiria romantišką dainą Galgumos. Kartu. Pakramtyk gumos ir pasakyk, koks tavo vardas, pakramtyk gumos ir pasakyk, koks tavo vardas. Mes užbaigėme savo laidą. Linkime jums geros dienos. Ir savaitės iki kitos mūsų laidos, nes suprantame, kad daugiau nieko gyvenime jūsų nėra gero. O dabar visi skubame į turgų, kuriame rasime Kiaulių, paršelių, šneršų pandelių ir bandelių.